Nes kai sako, kad žmonės reikia motyvuoti, tai jau jie yra ne ten. Ta kontrolė iki tam tikros ribos ir pateikta tam tikrą formą, jinai yra gerai, bet kai jos yra per daug, tada atsiranda atmetimo reakcija arba tiesiog suformuoja netinkamas požiūris. Nes mes žiūrim individualybę kaip į žmogų ar ne, o ne kaip į kažkokį tai, aš kaip sakau, į statistinį vienetą. To lyginimo pas mus nėra ir aš jį labai noriu irgi išgyvendinti, kad dabar Petras tiek padarė, o tu kodėl taip nedarai. Aš sakau, tu padaryk geriau negu padarėjai irgi vakar. Lygiai tą patį taikau, ką aš taikydavau savo, nes aš žinau, kad tas puikiai veikia. Mes nesam sudėti visi į vienodas dėžutės ir darom visi vienodai, nes mes esam visi labai skirtingi. Tai gal pradėkim trumpai nuo to, kur aš ilgiausiai dirbu, tai yra logistika, 10 metų bus Liepa. Ir prasidėjo ta visa kelionė mano nuo vienos dabar didžiausių įmonių logistikoje, bet tuo metu mūsų buvo dar nedidelė grupė ir realiai aš galėčiau palyginti galbūt netgi panašiai kaip dabar yra Delka Logistik, tuo metu buvo ta kita įmonė, kur aš dirbau. Atėjus man į tą komandą, jinai jau buvo pilnai suformuota, šiaip labai ambicingi žmonės, siekiantis tikslo, kas tikrai buvo labai smagu stebėti ir žiūrėti. Bet vadovavimo stilius mano tos vadovės, man dabar atrodo buvo muštras. Šiai dienai ir ateityje, manau, tikrai šitas turėtų būti išgyvendinta, išimta iš visų vadovavimų poziciją užimančių žmonių, ar ne? Nes tai buvo kontrolė, tai buvo siekimas, tai buvo netgi KPIs, ar ne? Skambučių kiekis, kalbėjimas garsiau, nes aš kalbėjau vokiškai ir tebe kalbu ir jinai irgi kalbėdavo vokiškai. Tai aš turėdavau kalbėti garsiai, kad negirdėtų, ką aš kalbu. Ir tai iš tikrųjų mane suformavo kaip žmogų pilną baimės. Ir aš paskui, kai perėjau į kitas įmonės, ir aš galvodavau, kad taip, ta kontrolė iki tam tikros ribos ir pateikta tam tikrą formą, jinai yra gerai, bet kai jos yra per daug, tada atsiranda atmetimo reakcija arba tiesiog suformuoja netinkamas požiūris į tą patį darbą. Ir aš tada galvodavau, ar aš padariau atitinkamus taskų skaičių, ar aš atitinkamai pašnekėjau su klientais, ar aš gerai padariau ir visada būdavo per mažai. O čia gal dar yra blogai, nes mes skatinam, čia ir mano pačios buvo požiūris, kad padėkot žmogui už tai, ką jisai padarė, paskatint, jeigu aš matau, kad jis daro per mažai ar ne, bet nesakyt, kad padaryti 20 skambučių tai yra mažai, tu turi padaryti 30, nes taip dar padarė Petras. Čia dar yra blogiau, jau kai mus pradeda lyginti su visais, ar ne? Aš noriu padaryti geriau, negu aš pati padariau vakar ir padaryti daugiau, negu padariau šiandien, ar ne? Man taip atrodo. Tai tas požiūris buvo toks, tie valdymo metodai buvo tokie labai skirtingi. Po to aš, kadangi turėjau garbę, galiu sakyti, dirbti su Aldu 3 tose skirtingose įmonėse, su kuriuom aš turėjau patirtį, tai atėjus jam tikrai labai daug kas pasikeitė. Bet yra tam tikri rėmai tiek vienoje, tiek kitoje įmonėje, kur aš dirbau, į kuriuos mes turėjom taikytis, arba tie žmonės, kurie irgi slopino ir neleido daryti. Tai buvo irgi, kaip mes sakom, kitą kartą tam tikri dokumentai ant popieriaus, ar ne, su šituo aš visiškai pilnai sutinku, nes mes gražiai galim pašnekėti, mes kūrėm ir vizijas, ir misijas, mes viską darėm. Ir kas iš to? Užrašyties kažkur ir kas tada? Ir kiti žmonės galbūt net nežinojo to, paskui mes buvom grupelė atrinkta žmonių, kurie tą viziją darė, mes tada grįžom, pristatėm, niekam neįdomu ta vizija. Ne taip, čia buvo ištransliuota, ar ne? Nežinau, ant sienos galim pasikabinti patys, kai visi kūrė, ar ne? Ką mes irgi prie ko einam Delka Logistik. Mes turėjom kompas irgi pernai, tai buvo irgi tam tikra grupelė, galbūt irgi paskui gavom feedbacką, kad tai nėra mūsų visų kurta, tai mes pergalvojom tą formatą, kad darysim visi, ateis iš mūsų ir tada mes pristatom jau tolimesniai eigai. Tai tada žmonės jaučia atsakomybę, žinot. Tai tie modeliai tokie tikrai buvo labai skirtingi, bet aš galbūt irgi visada buvau už tą laisvę. Už tai manęs paskui jau iš tos įmonės išėjus pirmus, kur buvo kontrolė didelė ir pušinimas. Aš pati supratau, kad aš pati galiu nustatyti savo targetus, aš galiu nustatyti savo KPI'sus, aš galiu save stebėti tam tikroj būsenui, kiek man dar reikia pasiekti, ko man dar trūksta, ar neapgalvoti. Ir mes dabar tą taikom irgi, mes turim irgi KPI'sus, kurie atėjo su naujų vadovų. Bet aš žmonėms sakau irgi, tai yra ne KPI'ai, ne skaičiai, kurių mes siekiam, bet
pastangos, kurias mes įdedam, kad tie skaičiai pagerėtų. Ir mes turim aptarimus ketvirtadieniais, nes tada turim dar indėlį į pokytį. Nes jeigu mes aptarsim praeitos savaitės rezultatus pirmadienį, tu ką mes pakeisim? Mes kalbėsim kaip apie faktą, ne? Kad tai jau įvyko. Bet tada sugalvojau, darom gal ketvirtadieniais. Nes tai yra toks, pusiau vidurys, sakykim, kad mes turim visą ketvirtadienį dieną ir penktadienį, kur galim padaryti pokytį iki tol, kas mums nepavyko iki trečiadienio. Ir tada susėdam, pasišnekam ir dar šiandien turėjau diskusiją irgi su kolegė važiuodama, nes jis sako, tai kaip? Tai sakau, Monika, tave turi tas privers pagalvoti, o ką aš galiu padaryti dar, kam aš galiu parašyti ar paskambinti, kad aš pasiekčiau dar tos ten 2000 ar kiek, o ne tai, kad aš pasižiūrėjau, aš 6000, man reikia 8 ir aš dabar žiūriu ir galvoju, tai ką man dabar daryti, ne? Nepasiekiau, tai kaip dabar nefainai. Pagalvok, kam parašyti, kam paskambinti. Netgi jeigu tu negausi, sakau, šią savaitę to atsakymo ar nepasimsi to krovinių, tai pasimsi kitą savaitę. Tai yra investicija į ateitį irgi. Tai va, tai ne veltui mane vadina investicija, Aldas. Daug kitaip mes darom. Aš kaip tik turėjau pokalbį dar su buvusiu kolega iš praeitos įmonės ir aš jam pradėjau pasakot, ką mes darom ar ne. Ir aš paskui sustabdžiau taip save ir sakau, bet greičiausiai, jum neveiks, nesakau, yra požiūris pačių savininkų kitoks, jis kai čia nusišneka. Ta prasme, kokie dar čia žmonių kažkokie skatinimai, vertinimai, pagalvok, ką tu gali padaryti, sakys, tai čia nesąmonė, arba yra, arba nėra. Ir dar būna, jeigu yra gerai, su kuo aš susidūriau, aš gerai dariau rezultatus, gerai, jos nuimkim, nes jinai per gerai daro. Duodam kitam, o jinai tegul kapstos. Tai apie ką mes šnekam. O mes norim irgi daryti tą pokytį žmogui ir ne, ką aš pati asmeniškai darau su kolektyvu, su kolegom, kuriem aš matau, kad sunkiai sekasi. Ir turėjau aš kaip tik irgi pokalbį ir jisai sako man, aš tokioj stadijoj, sako, dažniausiai išeinu iš darbo. Nes iš manęs pradeda reikalauti žmonės, aš nenoriu, jis kaip sako, aš problemas nesprendžiau, nuo jų bėgu. Tai sakau, tai nebėkim, sakau, mes pabandykim išspręsti. Ir mes tada su kiekvienu individualiai sudėliojam planą pagal jam skirtą kažkokią tai, nežinau, praktiką, pagal jo būdą, pagal jo išmanymą, pagal jo elgseną. Aš, pavyzdžiui, jeigu žinau, kad žmogus nemėgsta viešai kalbėti arba nemėgsta skambinti, gerai, tai randam kitų būdų. Rašyk ten per LinkedIną, per Facebooką, per WhatsAppą. Viskas yra įmanoma, gerai, ne? Nereikia apsiriboti dabar vien tais skambučiais, jeigu žinau, kad tai žmogui nukelia baimę didžiausią. Tai va, ir mes taip su kiekvienu individualiai dirbam, kiekvienam pritaikom tam tikras metodikas, kurias sugalvojam mes patys, arba aš gal kitą kartą, jeigu sako, aš nežinau, ką daryti. Tada aš matau pagal tiesiog profilį žmogus, ką galim ir žiūrim, va, dabar kaip tik dar šiandien gavau feedbacką iš kito kolegos, sako, žiūriu, kad jisai, sako, jau pradėjo daryti daugiau ir sako, aš matau tą indėlį to, ką jūs susitarėt, nes mes vėlgi einam į susitarimus. Nei nurodymą iš viršaus, ar ne, kas dabar ateina, va, dabar ten Aldas pasakė, ar Valdas, ar Sandra pasakė ir mes darome. Ne, mes tarėmės. Mes tarėmės, kaip yra geriau pagal tave. Ir vat, to lyginimo pas mus nėra ir aš jį labai noriu irgi išgyvendinti, kad dabar vat, Petras tiek padarė, o tu kodėl taip nedarai. Aš sakau, tu padaryk geriau negu padarėjai irgi vakar. Lygiai tą patį taikau, ką aš taikydavau savo, nes aš žinau, kad tas puikiai veikia. Tiesiog kiekvienas turi savo tikslą ir mes netgi tuos KPI susiskaidėm ne pagal biudžetą, kurį mes dabar norim pasiekti, ar ne, bet pagal kiekvieno žmogaus indėlį, kiek jie gali patys padaryti ir kiek jie mano galintis padaryti. Tai va, tai aš manau, tai yra kitaip, nes tai nėra nubrėžti tam tikri rėžiai, mes nesam sudėti visi į vienodas dėžutės ir darom visi vienodai, nes mes esam visi labai skirtingi. Tai va, tas skiriasi labai. Nes mes žiūrim individualybę kaip į žmogų ar ne, o ne kaip į kažkokį tai, aš kaip sakau, į statistinį vienetą, tai čia yra dar blogiau. Tai va, tai tas yra kitaip, tas pats požiūris, pati kultūra, ką mes atsinešam kaip įmonė ir kas yra nenuleidžiama, bet vėlgi pasidalinama, ar ne, tai irgi yra visai kiti dalykai, kurių nebuvo, aš niekur nemačiau iki tol. Jeigu buvo bandoma daryti, tai buvo tikrai taip. Padarom dėl to, kad užsidėt plius arba dėl to, kad reikia kažką įvykdyti. O čia viskas eina, aš taip sakyčiau, iš širdies.
yra tų idėjų, yra ir čia daugiau gal susidurėm irgi su nuostatom žmonių, su jų charakteriais irgi tikrai labai yra skirtingi, kiti būna užsispyrę ir sako, čia mano nuomonė ir aš kitaip nenoriu daryti ir aš nenoriu, nereikia ir man yra gerai taip. Tai vat yra tokių irgi, su jais reikia pakovoti, bet aš vat irgi duodu laiko savo jos pažinti ir aš tada randu būdą, kaip vis tiek prie jų prieiti. Ir tada galvoju, gerai, nu tai mes vis tiek padarysim taip, bet čia irgi yra psichologija, dažniausiai čia naudojamas su vyrais, kad reikia apsukti taip, jog tai atrodo, kad tai yra jų mintis. Nu, vat, bet čia yra per pažinimą žmogaus. Ir mes taip apsukam ir aš žiūriu, veikia ir tas žmogus sėdi ir sako, va, tai va čia taip sugalvojau, aš galvoju, iš tikrųjų tai jau buvo backgroundas jau padarytas, kad jisai galvotų, kad vat, ta mintis buvo jo, o iš tikrųjų, nu, vat. Tikrasis įsitraukimas yra tada, aš galvoju, kai viskas eina iš eigos, kai jų skatinti nereikia, nes kai sako, kad žmonės reikia motyvuoti, tai jau jie yra ne ten. Aš dar šį rytą irgi kolegoms šnekėjau, nes mes turėjom tokią labai aršią diskusiją, dėl ko aš labai džiaugiuosi, nes mes labai skatinom diskusijas ir jos tegul būna aršios. Na, nesam nuėję dar iki to, kai jau ten siunčia kažkur toliai pasivaikščiot, bet va, kas šiandien buvo, tai man labai patiko. Ir jie kokią valandą, 3 skirtingom temom, mes vieną užbaigėm, kitą pradėjom ir paskui priėjom prie trečios. Tai jau trečios aš jau nebenorėjau įsijungti, aš jau išėjau, tegul jie laisvai formą patys diskutuoja, tai jeigu puikiausiai paskui ir užsibaigė. Tai va, tai yra jau, kai jie supranta savo atsakomybės, nes visų pirma mes kalbam apie tai, kad aš esu atsakingas asmeniškai už savo rezultatą ir asmeniškai už visos komandos rezultatą. Nes mes dabar kaip tik irgi turim, čia yra labai viskas į temą, nes kaip tik šiuo metu ir vyksta ta tokia transformacija, galbūt jų atsakomybės, pačių suvokimas, už ką jie yra atsakingi ir kad vis dėlto jie yra atsakingi ir kad aš nesu tas raiktelis, kuris gali veikti atskirai. Ne, jie turi veikti visi kartu. Ir mano kolegė viena irgi sako, nu bet aš padariau labai gerą rezultatą, bet jūs vertinat kaip komanda. Taip, sakau, tame ir yra esmės, kad kaip komanda jūs turit irgi siekti bendro rezultato. Ir jeigu sakau, tu esi tas vienas, kuris daro, taip, sakau, tu esi šaunuolė, bet jūs turit bendrą apimtim irgi žiūrėti, kad visi būtų šaunuoliai. Tai va, tai tas traukimas pas vienus daugiau, pas kitus mažiau jisai yra. Kad labai motyvuot, aš sakyčiau, galbūt labiau reikia tikslingai dirbti su tuo žmogum, kad jis pats save pradėtų motyvuoti. Čia aš turiu susidariusi tam tikrą nuomonę apie tos pokyčius, kurie atėjo pas mus su Aldo išėjimu aukščiau, ar ne? Tai visų pirma, galbūt pradėkime nuo to, kad daugumai iš komandos ir asmeniškai man Aldas visada bus, manau, ir buvo prioritetas. Bet aš lygiai su tuo pačiu susidūriau, kai aš atėjau pernai šitą komandą, atsakingą už komerciją. Tai mane irgi perspėjo, kad sako, tu keiti žmogų, kuris tai komandai buvo labai aukštoj pozicijoje, buvo kitiem netgi dievas, aš galiu sakyti taip. Aš irgi pažįstu, aš labai gerbiu kaip žmogų, bet aš kaip sakau, gerai, aš žinau, į kieno vietą aš ateinu, sakau, aš tikrai nebūsiu tokia kaip jisai, nes tai yra, nu, mano yra įdirbis, kaip aš dirbsiu su žmonėm, ne, aš tikrai, mes labai panašiai mąstom, tas yra labai gerai, nes dėl to mums nėra sunku, bet pačioj pradžioj taip, nu, tai visada būna atmetimo reakcija, ne, nu, viskas, kas yra nauja, nu, mes, nu, kitaip neišeina, aš manau, nu, mes atmetam. Tai va, tai aš su tuo susidūriau, bet aš kažkaip radau tą prieėjimą ir dabar pas mus vyksta vėlgi ta pati atmetimo reakcija, tai ne su manim jau, o su žmogum. Ir aš dabar matau, kad jie labai gręžiasi į mane, kaip į tą ramstį, kad Sandra, va ką darom, mes neklausom, bet mes klausom tavęs. Ką tu darai? Varijuoju. Būna, kad šiaip dažniausiai protinga, ką būtų daryti šitoje situacijoje, kad aš turėčiau palaikyti jo pusę ir sakyti, kad jisai yra mūsų naujas žmogus, jisai turi laiko apsiprasti, galbūt jo yra kiti metodai, ne? Taip, tai tą irgi bandau aš įvesti, bet jie žmonės turi savo aš negaliu pakeisti jų požiūrį, ar ne? Tai aš tik sakau, duokit laiko, pasižiūrėkim, kaip viskas vyksta, nes tikrai yra vietų, kur aš pilnai su juo sutinku, yra vietų, kur aš prieštarauju,
Bet aš manau, kad tai irgi gerai. Negalime dabar visi sėdėti ir linkčiot galvom, kad mes sutinkam vien dėl to, kad tai yra mūsų direktorius. Tai va, bet pirmiausia, dabar mes esam toj pasipriešinimo stadijoje. Ir aš labai stengiuosi pakreipti, parodyti abi pusės, ar ne, kaip yra, kad gali būti ir taip, kad jisai gali ir klysti, ir būti teisus, ir kad lygiai taip pat ir jie gali kaip komanda ir klysti, ir būti teisūs. Man šiai dienai atrodo, kad ne. Dabar tai sunkios būtų labai sąlygos, labai, nežinau, nieks. Nežinau, šiai dienai, žinokit, tikrai praktiškai būtų neįmanoma. Būna. Bet aš susitaikius gal su tuo, kad mes pirmiausia gal turim išsiaiškinti lūkesčius, ar ne kiekvienas, tiek mano, ko aš tikiuosi iš to žmogaus, tiek tas žmogus, ko tikisi iš manęs. Nes aš dar vakar irgi pasakojau kolegom, sakau, buvo taip prie to įmonėje, kad lūkesčiai net darbinantis, ką tau pažada savininkas, tarkim. Ir buvo taip, kad jisai visiems tą patį žadėdavo. Tai įsivaizduokit, visi ateina su tais pačiais aukštais lūkesčiais, pavyzdžiui, ten dirbti su visais gamintojais. Tai taip atrodo, aš ateinu, taigi aš turiu backgroundą, dirbu 10 metų, tai kontaktai, viskas yra, aš su visais galiu dirbti. Ir tada ateini ir matai realybę, kad nieks tau nieko neduoda, nes jau visi dirba su tais gamintojais. Tai va, tai čia pirmiausia galbūt tą reikia išsiaiškinti. Tai galbūt mane labiausiai nuvilia tada, jeigu mes susitarėm ir aš noriu, kad mes laikytumėmės tarimo ir į tą kitą pusę nori, kad laikytumėmės. Bet ne veltui gal yra sakoma, kad mes turim išsiaiškinti, ar mes vienodai tą susitarimą supratom. Aš tada pasakiau, bet mes skirtingai tikrai interpretuojam tos dalykus, ar ne, kaip mes išgirstam, kaip mes priimam informaciją. Tai va, tai gal dėl to reikėtų pirmą išsiaiškinti, ar mes supratom, nes buvo man irgi tokia situacija, kai atrodo, susitarėm, aš sakau, tau to reikia, ko tau reikia, kad tu darytum, ar ne, gerai to, tai sakau, aš pažadu padaryti. Ir aš paskui grįžtu ir su feedbacku ir sako, tai nieko aš čia nedariau, nes kažkaip, bet ko mes buvomgi susitarę. Ir man tada taip, tikrai aš nusivyliau, bet paskui mes išsiaiškinom visą kitą ir viskas buvo tvarkoj. Tai va, tai galbūt čia to nusivylimo, kad nebūtų, ar ne, reikėtų išsiaiškinti. Mane motyvuoja galbūt veikla, ką aš darau, nes man patinka tai, ką aš darau. Tai man tai yra vienas iš pagrindinių aspektų, dėl ko aš einu į darbą, nes man patinka. Bet aš esu galbūt viena iš tų laimingų žmonių, kurie prieš 10 metų atrado tai, kas jiems patinka gyvenime. Man patinka. Galbūt, aš tokia iššūkių mėgėja. Jeigu keičiu tos darbus, gal, nežinau, vis tiek tai yra ir dabar ta specifika kitokia, ką aš darau, negu dariau visus tuos 9 metus, ar ne. Tai galbūt tos naujovės irgi mane motyvuoja, kad aš galiu mokintis, kad galiu tobulėti, kad yra kažkokios kitos situacijos, kurios prieš tai neturėjau. Tai viskas tai veda vis tiek mane kažkur tai į priekį. Aš čia juokais irgi sakau kolektyvai, sakau, palaukit, kokius 5 metus, sakau, tada nebeimsit į galvą. Tai pas mus taip, logistikai to streso praktiškai kiekvieną dieną. Bet priprantama prie to yra, kad pamokos, aš kaip sakau, jiem neprimkit taip labai asmeniškai, tai yra darbas, viskas išsisprendžia. Yra pratimai, nežinau, kuriuos kiti irgi propaguoja, ten kiek 10 kartų įkvepi, 10 kartų iškvepi, čia prieš tai, kad nepasakytum kažko supykęs. Aš taip irgi naudoju, nes būdavo taip. Kaip ta Fibi iš draugų sako, o tai aš pirmą paskui pagalvoju, sako, kad tai kaip reikia daryti. Tai čia pirmą reikia pagalvoti, ar ne, po to pasakyti. O pas mus realiai, jeigu logistikoje, taip aš sakau, su patirtim, su metais ateina tas supratimas, kad nėra čia ko labai nervuotis, tiesiog paimam, tai yra kasdienės situacijos ir mes galbūt patys paskui užsiauginam tą odą. Man laimė galbūt yra ta vidinė ramybė, kai aš jaučiuosi, kad aš esu teisingam keliui, kad aš darau tai, ką aš mėgstu, kad aš esu su tai žmonėms, su kuriais man patinka būti. Taip pat, ar aš jaučiuosi gerai ateidama į darbą, ar aš nesijaučiu blogai sekmadienį vakare ir galvoju, o Dieve, man dabar reikės eiti į darbą. Ir aš kaip visus 10 metų aš taip nesijaučiau, man visada būdavo labai smagu eiti.